tiesiog tavo jėgos. Čia didžiausias greičio sprogimas. Omnitel 1000 kilometrų lenktynės, aistra, kurią užsikrečia visi. Sveiki visi po reklamos, vėl sugrįžę į azartiškiausią metų renginį. Čia greičiausi automobiliai, jie patys brangiausi. Ir žinoma, čia labai daug rizikos. Ir dar daugiau azarto, nes lenktynės jau artėja link to finišo. Visai netrukus mes sužinosime geriausių vardą, tačiau kol mes laukiame finišo, čia scenoje deginkime kalorijas ir pašėlkime visi kartu su žaviom, drąsiom, seksualiom 69 danguje. Dabar duos gyvenimas, ar pavydės man pavasariai, pavydės liūdnos pasakos, tik žodžių dar neatradau, žodžių tau, tik tau. Jaučiu nutylėtą meilę, nepabėk nuo šitų minčių. Kol kas antroje vietoje, sakau kol kas, nes čia įvykiai taip keičiasi šiandieną, kad negali prognozuoti labai drąsiai. Antroje vietoje Rimo komandos lyderis Rimas pats. Ir labai norime paklausti, kaip čia dabar išėjo, kad jūs įsiveržėte į tokias aukštumas. Nu kaip čia pasakius, aukštumos aukštumom, galbūt šiek tiek pasisekė dėl to, kad daug kas sugedo ir iškrito iš kovos. Bet ar sąžininga čia tokia kova? Nu čia yra toksai sportas. Jisai nesusideda iš 12 ratų, kaip sakant, 20 minučių važiavimo. Ne visada greičiausias yra greičiausias. O galima sakyti, kad tiek metų, kiek čia lenktyniaujat, kad tai yra pirmas kartas, kada įsiveržėte tokias aukštumas? Dar kol kas neįsiveržėm niekur, matysim viską už valandos. O kokios prognozijos pačių? Labai atsargiai kalbant. Labai atsargiai, tai pirmas trejetukas taip, kaip dabar važiuoja. O kas gali pakišti koją? Kaip? Kas gali sutrukdyti? Nu, aš visiškai nenumatytas gedimas bet kuriam iš tų ekipažų. Arba didesnis gedimas, nes trečioje vietoje važiuojanti komanda, jinai kaip ir taip važiuoja su gedimu.
Na, apskritai, apžvelgus šiandieną, tai net stipriausiai iškrito, daugelis iš jų liko truputėlį silpnesni. O kaip vertinat dabar jūs lenkiančius Neiluvos komandą? Labai teisingai. Kaip sakant, žmonės stipriai dirbo, ėjo teisingą kryptim ir netgi norėčiau pasakyti, kad jiem pasisektų. Oho, kaip draugiškai, taip nelietuviškai. Na, svarbiausia, kad laimėtų lietuviai, turbūt dabar visi to nori. Tai linkiu jums sėkmės. Lietaus lašai ant mano veido, kam tai darai, ar aš tau leido mane mylėt? Aš nenoriu tau tylėt. Kam tu sakai, kad mes laisvi, kam tu sakai, kad medžio lapai gelsvi, juk jie neruduo, aš netikiu nei žodžių. Labas vakaras! Come on, važiuojam! Aš pasibersiu vėl į tave, į tave, į tave. Aš pasibersiu vėl į tave, į tave, į tave. Gerai, hebrytė! Noras praeisi, tik norėsi, melas tavo narkotikas, tu įveit galėsi, jei tik norėsi. Jei nori būt, tai būk, jei nori žūt, nebūk toks tikras, nebūk melas, melas. Aš belsiuos į tave. Aš belsiuos į tave. Nors praeisi, tik norėsi, melas tavo narkotikas, tu įveit galėsi, jei tik norėsi. Aš pasibersiu vėl į tave, į tave, į tave. Aš pasibersiu vėl į tave, į tave, į tave. Aš belsiuos į tave. Aš belsiuos į tave. Aš pasibersiu vėl į tave. Aš belsiuos į tave. Gerai, ir galim pakelti rankos, kom visi. Aš pasibersiu vėl į tave. Paplojam visi. Į tave, į tave. Aš pasibersiu vėl į tave, į tave, į tave. Ačiū labai. Gerą vakarą. Grįžtame į lenktynių studiją. Iki lenktynių finišo liko tik 13 ratų ir lyderių trejetukas nesikeičia. Neiluva, Martin Sport. Martinas Samuitis iki pat finišo vairuos Honda Civica. Kol kas jis pirmauja maždaug pusantro rato. Nuo jo atsilieka Rimo komanda. Saulius Vitkauskas turbūt iki finišo važiuos su BMW 330 dizeliniu automobiliu. Ir trečioje vietoje vis dar išlieka Snoras Spiker Squadron su sužeistu Spikeriu. Peteris Dambrekas su užstrigusia trečia pavara bando atvažiuoti iki finišo. Kovojo Spikeris dėl pirmos vietos, tačiau nelemtas gedimas visgi sutrukdė kovoti su lyderiais ir dabar jau atmosfera rami. Matėte, lietuviai
nusiteikę ramiai ir draugiški ir netgi Rimas Blažulionis, antroje vietoje važiuojančios komandos lyderis, linkėjo sėkmės Martyno Samuičio ekipažui Neiluva Martin Sport su Honda Civicu. Taigi viskas kaip ir stabilu. Tik gedimas arba netikėtos aplinkybės gali pakeisti šią tvarką. Audriau, lenktynininkai daugiau nesikeis. Kaip yra su kuru? Kaip tu galvoji? Manau, kad jau jie dabar gyvena laukimo nuotaikomis ir paprasčiausiai baigia lenktynės. Visiems viskas aišku ir jeigu neatsitiks nieko tokio neįtikėtino, visi jau yra susitaikę su savo pozicijom ir visi būtų turbūt jomis patenkinti. Aš manau, kad labiausiai meldžiasi dėl Snoros Paikerio gedimo Artas Racing, todėl kad jie yra per vieną laiptelį nuo podiumo. Bet toj bus ta riba, kai bus jau tiek likę ratų, kad pavyzdžiui Martynas spės pabaigti, o jeigu Snoras net sustotų, Artas paprasčiausiai nespės tiek ratų pravažiuoti. Čia... Iš tikrųjų taip ir yra. Žiūrėk, iki finišo liko 12 ratų, jie atsilikinėja 11 ratų. Taip, tai jeigu Spikeris ir suges likus, tarkim, 9 ratams, jie vis tiek išliks treti. Taip. Nes jau paprasčiausiai neužteks ratų, per kiek reikia. Tiek kol kas žinių iš lenktynių studijos, na, aš dabar perduodu žodį Rolandui. Rolandai? Taip, dėkojame už geras naujienas. Girdėjote, iki finišo liko labai nedaug. Ar laukiat nugalėtojų? Ar sveikinsite juos čia? Žinot, kaip visada, prieš pačius svarbiausius momentus reikia šiek tiek atsipalaiduoti. Ir dabar trumpa reklama. Tūkstančio kilometrų lenktynes pristato Omnitel. Transliaciją pristato, ko gero, geriausias pasaulyje žurnalas apie automobilius Top Gear Lietuva. Nuo Liepos 22 jau Lietuvoje. James Bond. Mano automobilis lenktynių metu sudegina beveik 500 litrų kuro. Aš šokio metu, kuris trunka 6 minutes, atlieku arti 500 žingsnių. Lenktynių metu patiriu perkrovą, kuri yra 3 kartus didesnė negu mano svoris. Iš tikrųjų, tai niekas neįsivaizduoja, kad šokis reikalauja tikrai daug ištvermės. Padaryta avarija pačioje pradžioje. Skaudžiausias momentas, nes varžybos yra ilgos. Tokią klaidą padaryti yra nedovanota. Iš tikrųjų, tai atrodo visiškai skirtingos sporto šakos, bet kartu jos yra labai panašios, dėl to, kad tiek šokiuose, tiek lenktynėse yra reikalingas tikslumas, greitis ir be abejo susiklausymas su partneriu. Čia didžiausias greičio sprogimas. Omnitel 1000 kilometrų lenktynės, aistra, kurią užsikrečia visi. James Bond. Šokio judesį, šoka visi, aš ateinu ar jauti, noriu pamatyti kaip tu šoki, didžiausias kaifas, geriausias vaizdas, šauniausias žaislas, visi šoka, šok, kaip moki, judėk ir nesustoki, tu labai talentingas, tu žiauriai siautulingas, griauk pasaulį su muzika saujo, ištaškyk visą liaudį, visi šoka, šok, kaip moki, judėk ir nežinau, ar tu matai, verda kraujas man seniai, kai tik ritmą pajunti, aplink smalsuolių subūrį, dėmesio centre esi, miršta iš pavydo visi, muzika širdį užgroja, susirinkę rankom ploja, apsiauk šokančius batus, nustebinki mus visus,
parodyk kaip viduj kietai, visiems pašišiauš plaukai. Kai ritmas garsiai kala, per kūną bėga šiurpuliai, juda visi suaugę, šoka linksmi vaikai. Ritmas pulsuoja, jautiesi gerai, šiandieną labai pavaro, rytoj viskas bus okei. Visus hipnotizuoji ir savo tempą diktuoji, viduj užverda ritmas, varai tu kaip banditas, nuo garso kilnoja stogas, pulsas gaunasi neblogas. Kai ritmas garsiai kala, per kūną bėga šiurpuliai, juda visi suaugę, šoka linksmi vaikai. Ritmas pulsuoja, jautiesi gerai, šiandieną labai pavaro, rytoj viskas bus okei. Ačiū Vilija, tai iš tikrųjų užvedanti daina, kai iki finišo lieka labai nedaug. O ką jaučia lenktynininkai? Turbūt tą geriausiai žino mano kolega Ramūnas Vedingis. Ramūnai. Džiaugsmas. Taigi grįžtame į lenktynės, tik 2 ratai liko iki finišo, visi lenktynininkai jau gyvena finišo nuotaikomis, niekas, ko gero, jau nebegali pasikeisti, nebent kažkoks ypatingai nelemtas gedimas, nes visi važiuoja saugiau negu saugiai. Liko vos 2 ratai ir Neilova Martin Sport. Honda Civicas su Martinu Samuičiu prie vairo pirmą kartą gers nugalėtojų šampaną. Kol mes lėtai dar nepribūrėm, matom, kaip mandagiai vienas kitą praleidinėja. Labai tikrai reikia pasidžiaugti už šitas komandas, nes visada yra labai miela laimėti su netokiu galingu automobiliu. Jų pergalė yra vertinama 2-3 kart daugiau ir jie tikrai džiaugsis ir jie tikrai to nusipelnė, šaunuoliai, dabar reikia tik žiūrėti, kad nieko blogo neatsitiktų. Ir Neilova Martin Sport ir Rimo komanda niekada nebuvo dar taip aukštai Omnitel 1000 km lenktynių istorijoje, tuo tarpu Snora Spiker dėja jau liks tik 3. Ir su pretenzijom sugrįžti kitais metais. Tai yra visiškas pralošimas šiai komandai. Aš manau, kad tai paskatins Nora Spiker komandą grįžti kitais metais į Palangą, grįžti su dar stipresnė sudėtimi ir dar stipresnių nusiteikimų laimėti. O žiūrint iš organizatorių pusės, kad toks įvykių susiklostimas ir tokie nugalėtojai tik padidins lenktynių populiarumą, būtent šitų lenktynių populiarumą ir žmonės tikrai ruoš savo automobilius, stengsis, bandys, pasirodo, viskas čia yra įmanoma, viskas yra galima. Ir paskutinį ratą važiuoja Neilova Martin Sport, Martinas Samuitis. Įsivaizduoju jo emocijas dabar, kai tu važiuoji paskutinius metrus, kai žinai, kad viskas, tu jau laimėjai. Taip, dabar turėtų visi mechanikai bėgti prie pitleino. Dabar jau visi važiuoja paskui Martiną, nebelenkia vienas kito, tiesiog laukia finišo vėliavos. Važiuoja Martinas ta tiesiaja, kuri yra tiesiai priešais mus, tuoj užlips ant veduko. Ir jau girdisi žiūrovo aplodismentai, jau sveikinam nugalėtojus. Reiks išlaikyti dar pusę minutės tokias ovacijas, taip kad plokit. Dar reikia pakentėti, dar liko maždaug 1 kilometras iki finišo. Tačiau viskas. Martinas Samuitis ir Arūnas Granskas, 2 žmonės su automobiliu, kuris vietoj numerių vežosi užrašą vėjas. Lėkė kaip vėjas šiais metais. Ko gero 2 kartus silpnesnis automobilis už galingiausius šių lenktynių automobilius ir netrukus nusileidžia nuo veduko, pravažiuoja pro trumpą tiesiąją prie boksų ir pasižiūrėkit. Jau bėga mechanikai sveikinti nugalėtojų. Ir
didžiulės ovacijos čia pas mus lenktynių studijoje. Tikiu, kad didžiulės ovacijos. Finišas. Šalia trasos finišas. Viskas, teisėjas mojuoja finišo vėliavą. Fantastika. Fantastiška pergalė žmonių, kurie to nesitikėjo niekas. Ir šie saliutai, ir šie džiaugsmingi aplodismentai skamba tik Neiluvos Martin Sport komandai. Su Honda Civicu laimėjusiai 12 000 kilometrų lenktynių, 12 000 kilometrų lenktynes. Na kągi, o šias emocijas atšvęskime puikių koncertų. Ačiū visiems, kurie buvo beveik 10 valandų čia Palangoje. 12 kartą, kurie kentėjo, kurie pergyveno, kurie dabar džiaugiasi. Na, žinoma, Snoro komandai nepasisekė jiems. 3. vieta tai yra tolygų pralaimėjimui. Tačiau ką padarysi? Galbūt tikrai atvažiuos kitais metais ir net nebejoju, kad tada padarys viską, kad laimėtų. Galbūt atvažiuos su 2 automobiliais, juk galima formaliai vežtis ir atsarginį, kad galėtum lenktynes pravažiuoti užtikrintai. Ir taip daro kai kurie žmonės. Tiesa, yra viena sąlyga, kad tas automobilis atsarginis, tas automobilis, kuris startavo lenktynėse, tas turi ir finišuoti. Treniruotės kvalifikacijas tu gali važiuoti su bet kokiu automobiliu, tačiau lenktynėse tu jo nebegali keisti. Taigi, Martynas Samuitis 334 ratus įveikė per 9 valandas ir 40 minučių, beveik per 10 valandų. Ir šaunuoliai, reiškia, tempas labai geras, nežiūrint į daug avarijų, nežiūrint į labai prastas oro sąlygas. Jie sutilpo į laiko normą, kas yra labai geras rezultatas ir reikia pasidžiaugti. Tikrai džiaugiamės visi už Martyną ir žinoma dvigubai malonu, kad vis dėlto lietuvių komanda laimėjo, nors tiek daug tituluotų ir galingų užsienio komandų atvažiavo čia kovoti dėl tikrai fantastiškos, tikrai įspūdingos taurės, kuri yra pereinama. Tai yra, tu ją turi rankose tik tai 1 metus ir po metų turi atiduoti ją kažkam kitam arba bandyti apginti savo titulą. Na kągi, mes grįžtame į didžiąją studiją. Sveikinu dar kartą nugalėtojus. Grįžkime į tuos metus, kada tėvai mus tik tai gamino. Tavęs neieškojau, gyvenau ir galvojau, kad toli nuėjai sapnų takais. Bet krenti, tu lyg rūkas, lyg audra, įsivilkus ir plaki, man akis žaibų plaukais. Pasiruošę? Margarita, Margarita, ach, kodėl kiekvieną rytą saulės geismo sutirpdyta išnyksi tu, Margarita, 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 ach, kodėl kiekvieną rytą saulės geismo sutirpdyta išnyksi tu, Margarita. Nubundu ir spėlioju, gal tave tik sapnuoju, gal tikrai naktimis esi šalia. Ant kėdės pievų žiedas, ant grindų šaltos pėdos, o širdį sumaištis saldi gėla. Jūsų rankos lenktynių nugalėtojų lyga. Margarita, Margarita, ach, kodėl kiekvieną rytą saulės geismo sutirpdyta išnyksi tu, Margarita, Margarita, Margarita.
šonas kelia. Mano šonas. Margarita, Margarita, ach, kodėl kiekvieną rytą saulės gaisro sutrikdyta išnyksti tu, Margarita, Margarita. Ačiū! Ačiū Jums! Ačiū. Ir šiandieną čia, šioje scenoje po taip ilgai laukto finišo, kada mes sveikiname lietuvius, kurie nugalėjo čia 1000 kilometrų lenktynėse, už juos mes sirgom. Ir žinoma, tikėjomės, kad šiais metais čia tikrai bus patys greičiausi lietuviai. Laikėm kumščius, netrukus jie žengs į šią sceną. Netrukus mes čia juos sveikinsime, netrukus čia liesi šampanas ir netrukus čia bus išdalintos pačios svarbiausios taurės tiem, kurie buvo patys greičiausi, tie, kurie buvo patys geriausi. Na, o kol mes jų laukime ateinant į štai čia ant prizinės pakilos, mes šioje scenoje išvysime dar vieną įspūdingą pasirodymą, kurį mums dovanoja grupė 6-9 danguje, ir žinoma nepakartojami šokėjai kartu su jomis. Tai yra Andrius Butkus, Saulius Kambinas ir Dainius Dimša. Šokis ir daina tiem, kas nugalėjo! Jungiu pavarą lengva ranka, stabdžių šiandien man reikia, ne. Plėdo šis liukas kviečia šėl, gazas dugnas spaudžiu vėl. Kaip gerai, kai turi mašiną, ją gali pavežt merginą. Tu šiandien grįši vėlai, kalbas spalvoti, kelio ženklai, mūsų meiliai dega žalia šviesa. Užves mane, Ves mane, užves mane. Kaukia variklis tyloje, Kaukia variklis tyloje, mintis kudlotos galvoje, mintis kudlotos galvoje, lydos plentas nuo kaitros, lydos plentas nuo kaitros. Aš noriu daug greičio ir aistros, Aš noriu daug greičio ir aistros. Kaip gerai, kai turi mašiną, ją gali pavežt merginą. Tu šiandien grįši vėlai, kalbas spalvoti, kelio ženklai, mūsų meiliai dega žalia šviesa. Vesk mane, Užves mane, vesk mane. tu šiandien grįši vėlai, kalbas spalvoti, kelio ženklai, vairą laikyk tu rankose tvirtai. Tu šiandien grįši vėlai, kalbas spalvoti, kelio ženklai, mūsų meiliai dega žalia šviesa. Vesk mane, Užves mane, vesk mane, užves mane. vesk mane. Pagaliau galim sveikinti nugalėtojus. Šių metų Omintel 1000 km lenktynių nugalėtojai, Neiluva Martin Sport komandos nariai Martinas Samuitis ir Arūnas Granskas. Labai džiugu, kad lietuviai pagaliau laimėjo po anų metų. Kokios emocijos dabar? Superinė. Iš sporto istorijos antrą kartą gyvenime taip gerai, kai laimėjau N grupę ir kai dabar laimėjau 1000, tiek tokias prestižinės lenktynės. Aš manau, kad čia yra fantastika. Ir dar su Civicu. Ir dar su Civicu. Tai švilpiai kaip vėjas. Aš nežinau, viduj buvo jausmas įspūdingas. Net nemoku apipasakoti. Tai yra vis tiek, į istoriją tokia pergalė. Tai aš manau, kad super, dar kartą super. Ką kolega pasakys, nekalbėt, dabar turit pasakyti. Turiu pasakyti, ką aš galiu. Aš prižadėjau, kad mes laimėsim. Kam prižadėjo? Žmonėm labai gerbėmiem, mylintiem. Tai taip ir gavosi. Negaliu kalbėti, jau užkibau truputėlį. Prareikėt balsą iš laimės? Prareikėjau tikrai, ačiū labai. Vakar sakiau,
kad 5 valandas bus sausa, 5 valandas lis. Teisingai? Kad taip visi prisišnekėtų. Ir sakiau, kad mes būsim tik pirmi, daugiau ne kitokie. Tai sveikinu labai. Nežinau, čia yra fantastika. Net neturiu žodžių. Sveikinam nugalėtojus ir grįžtam į didžiąją sceną. Taip, iš tikrųjų, sveikiname nugalėtojus, kurie dabar yra kupini palaimos. Tai, kad jiems šiandieną čia pasisekė labiausiai. Lenktynės, kurios šiandieną startavo 12 valandą, buvo be galo atkaklios. Jau vakar kvalifikacijos metu oras žadėjo, kad bus tikrai ne pats draugiškiausias lenktynininkams. Ir jeigu vakar lenktynininkus užklupo tiesiog stipri liūtis, tai šiandieną lenktynių trasoje mes matėme, kad lietus beveik ir nenustojo lyti. Ir lietus, galima sakyti, nebuvo pats geriausias draugas lenktynininkams, tačiau visi, kurie šiandieną čia esate, turbūt jums padovanojo pačias geriausias šukuosenas, tai yra šlapes. Ir šiandieną čia Palangoje iš tikrųjų yra pati energingiausia ir ištvermingiausia publika. Kas šiandieną nebijo lietaus? Jūs! Kas šiandieną sveikins nugalėtojus? Jūs! Ir kas šiandieną užsikrečia pačiu didžiausių greičio azartų? Žinoma, publika, kuri ištvermingai čia šiandieną nuo pat 12 valandos. Jūs tik pabandykite įsivaizduoti, tiek laiko šiandieną ne tik lenktynininkai važiavo, bet ir sirgaliai sirgo šioje vietoje. Tam, kad laimėtų Lietuva, juk mes buvome už Lietuvą. Netrukus mūsų lauks ir iškilminga apdovanojimų ceremonija, tačiau kol mes jos dar laukiame, scenoje mes dar kartą šį vakarą sveikiname Viliją ir dar vieną jos nepakartojamą dainą. Lieku netvarkytus namus ir išeinu vėlai. Paleistas nuo grandinės, dabar geriausi mūsų vakarai. Tenai, kur baigės horizontas, prasideda nauji keliai. Mes bėgame į kitą krantą, lyg išsiveržę laisvėn kaliniai. Apgirtų saulė nusileis, dangus raudonas tarsi vynas. Ką dar svarbaus turiu nuveikt, iš atminties vėl ištrynęs, galėtų širdį tęstis amžinai. Oh yeah, dabar geriausi mūsų vakarai. Viršų kyla rankos, upeliais laistosi alus, ei! Užtaisykite patrankas, tegul išgirsta saliutus. Visi, kurie miegoti neis, laisvi tebūna tarsi vėjas. Kur moterys ir kur draugai, jaučiuosi aš lyg išprotėjęs. Galėtų širdį tęstis amžinai. Oh yeah, dabar geriausi mūsų vakarai. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Galbūt mes tik žudom laiką jauni, galbūt gailėsime to vieną dieną, bet juk taip negyvensime dieną kiekvieną.